Taigi, tarėme jums paskutinį labas rytas iš Kroatijos. Šiandien prasideda paskutinė varžybų diena. Einame į B9 Jošavos telkinio pakraštyje ir čia žvejojantis Mindaugas Mikniūnas ir Paulius Ubartas turi mums gerų naujienų. Šią naktį jie gerai užjudėjo ir pagavo nemažai laimikio. Žinoma, reiks vertinti rezultatą pagal tai, kaip sekėsi sužvejoti mūsų varžovams. Na ir tikėkime, kad jie pagavo to žuvies mažiau. C sektorija viena žuvis ištraukta, viena atitrūkusi, taip kad dabar visų mūsų komandos narių taip pat fokusas yra ir į šį sektorių, kur ten kilogramų skirtumai tik tai gali lemti galutinį rezultatą, na, o A17 yra kaip yra. Laukiame vis dar tos pirmosios žuvies. Turim paskutinę dieną ant šito Jošavicos krento, liko 4 valandos iki finišo. Naktį turėjom tikrai neblogą, pagaliau pradėjom gauti atsakymų, kurių ilgai ieškojom. Pagavom 7 žuvis svėrimui per naktį, dabar po paskutinės svėrimo dar vieną žuvytę turim pasikabinę. Tai tikėkime, kad tendencija gal ir iki 12 tokia įsilaikys, kad dar po keletą žuvyčių sugebėsim iškrapštyti iki finišo. Pameni, kaip per treniruotę ten? Taip, atsimenu. Įbrendi, ten toks molis va, ir paskui iki kulniukų, o paskui jau nefilm. Iš ryto buvom nulėkę pas Mindaugą, jūs ką tik tai grįžot. Ką tik iš ten. Tos paskutinės minutės dabar labai svarbios, reikia išsaugot bent jau tai, ką turim, tai girdėjau, kad reikalai, na, ir toliau taisosi. Jo, turėjom iškart prie mūsų akių buvo kibimas, meškerytė iškart nuo stovo, tai rodau, tik čiuk, pakylo, bet dėja truputį palaikius kodukas buvo, bet mes tikimės, kad ten iš tikrųjų dar bus tos žuvies, tikimės bent jau 1-2 žuvytės iš Mindaugo zonos, tikimės, kad bus ta viena kita žuvytė. Tai galvojam, kad jinai bus, o visa kita situacija, tai labiausiai reiktų, aišku, ten, kur jau patys žinom, kur reikia. Apkalbėta, apdainuota. Bet, turim, kas čia, kaip sakoma, viltis yra, viltis kieno motina žinom, bet laiko dar yra. Niekada negali žinoti. Mes esame matę, kaip ir paskutinės 5 minutės. Taip, kai vakar ir kalbėjau, čia negali žinoti. Maža ką, tikėkime. Na, ką, dabar, ko gero, su mūsų gerų rėmėjų pagalba ir komandos aura. Taip, iš tikrųjų, Karpininkų asociacijos vardu norėčiau padėkoti rėmėjam, visiems rėmėjam, generaliniai rėmėjai, be jūsų nebūtų mūsų, kaip sakant, jūs suteikėt visą tą galimybę tikrai ir treniruotės nuvažiuoti, ir į čempionatą išvažiuoti, tikrai tam aukščiausiam lygiai paruošti mūsų sportininkus, kad jiem nieko netrūktų. Tai ačiū jums labai, kitais metais grįšim dar stipresni. Makedonija laukia. Kaip ten? Kaip Mindaugas mūsų sako, kaip ten Dakaristas, ar ne? Dakaras baigėsi, prasideda Dakaras, tai čia lygiai tas pats. Pasaulio čempionatas baigėsi, prasidės pasiruošimas kitam čempionatui. Viskas bus gerai. Trumpa atokvėpio minutėlė, nors dar tik tai 9:30 vietos laiku, bet jau aplėkėm šiek tiek vandens. Tai visai neblogo žinios, ar ne, Mindaugai, ypatingai pas Mikniūną? Taip, pas Mindaugą labai gerai, per naktį iki šiandien ryto pagauta ir pasverta 7 žuvys ir kai išvažiavau buvo dar viena pagauta žuvis. Tai labai džiaugiuosi, kad ta žuvytė yra jų sąskaitoje ir dabar išvažiuojant buvo žinia, kad C27 Linas ir Gintaras irgi traukia žuvį, nežinau ar ištrauks ar ne, tai dabar reikia važiuoti į ten ir pasižiūrėti. Jo, važiuojam, nes Mindaugas šiuo metu tvarkosi su rezultatais, su rilsais, apie tai, kas vyko naktį ryte, Mindaugas su Paulium jau papasakojo rytinės transliacijos metu, o dabar šutinam ten, nes aš lauksiu vienoje zonoje, Mindaugas lauks kitoje zonoje ir viskas, lauksime finišo. Tai važiuojam ir žiūrim, kas vyksta prie vandens.
panašu, kad mūsų B ir C zonose esantis sektoriai apsikeitė vaidmenimis. C zonoje, negaliu sakyti, kad viso labo, bet yra 3 žuvys. Na, o B zonoje pas Mindaugą su Paulium, kur tikrai sunkiai įsibėgėjo, bet tikrai išildė ir įdirbo sektorių, 7 žuvytės. Štai jums ir prašau. Čia dabar turime dar vieną žuvį paruoštą svėrimui. Kiek girdėjau, taip pat lekiam, pažiūrėsim, kokie reikalai prie pat kranto. Na, mes linksmai su muzikyte šiandien varom. O taip, jaučiam jau tą finišo tiesėje. Šovė truputuką energetinio gėrimo. Žiūrėkit, kas darosi. Dar tiek pat gali čia atvaryti hebra. Varom iki paskutinio. Traukiam, persimetam. Tvarkomės. Ką reikia čia padaryti, reikia Ukrainą čia susitvarkyti. Vienu žodžiu, dabar maždaug taškas į tašką. Ryte buvo ten 3, čia 1, dabar čia kabo 2, ten 0. Tai reikia dar vienos būtinai žuvies, kad turėt šiokį tokį pranašumą ir nepraras dar vieno taško šitą zoną. Čia labai svarbus dalykas. Su Mindaugu viskas gerai. Ten jau žinau, manau, kad tiksliai net ir kroatai sutvarkyti. Jau gavo, ar ne? Jau gavo. Banajus? Jo, Banajus, kai su Rimantu buvo svajonė apgaudyti Banajų. Nepavyko savom rankom, padarėm svetimom rankom. Tai va, tai šiaip B zona tikrai mus kilstels, manau. Ir svarbiausia, kad čia dar neprarast vieno taško, nes vienas taškas gali būti 3-4 pozicijos žemyn. Nu, ta prasme, dabar kalbam apie tą garbingą finišą. Kaip įmanoma aukščiau užbaigti varžybas. Taip. Galime jau daryti kažkokį tai apibendrinimą apie tai, kaip darbas vyko C zonoje, koks tas buvo komandos tempas ir apie tai geriausiai byloja visuomet statistika. Na ir ta kreivė tokia pulsuojanti. Mes jau apie tai šiek tiek šnekėjom. Matom, pirmas svėrimas 4 žuvis, po to po 12 valandų 1, vėliau 2-0, vėl 3 žuvis, vėl 2-0. Tada tas didysis spurtas, kurį matėme antroj paroj, 7 žuvis ir vėl 0-0. Dabar yra pasverta 1 žuvytė ir svėrimo laukia dar 2 karpiai. Vis dar laukiam daugiau šiek tiek žuvyčių, kad neprarasti kaip įmanoma kuo mažiau taškų, kad prarasti ir finišuoti kaip įmanoma aukštesniai, kaip įmanoma garbingesniai vietai. Čia pavėsiukė mūsų visas mini štabas. Kartu laukiame varžybų pabaigos. Bet laukiam tikrai nebaisiai ramiai. Galvojam, dar nepaleidžiam temos, nes, kaip minėjo vienas iš rinktinės kapitonų, Deivis, kad dar reikia padaryti dar porą nedidelių užduočių, kad bent jau finišuoti kaip įmanoma aukštesnėje pozicijoje ir palaikyti kaip įmanoma tą aukštesnį FIPSET reitingą. Lietuva 18, o Latvija 21. Čia buvo labai įdomi. Mikrodvikova. Jo, mikrodvikova. Ir jie su visom zonom atsidarė, o mes tai per 2 zonas tokią vietą išėmėm.
Nu bent jau taip, ar ne, Tomai? Savęs paguodimas toksai mažas. Bet Ukraina labai šoko gražiai į trečią poziciją ir išmetė kroatus iš trečios. Buvo paskutinė lentelė, kroatai dar prizose buvo, o dabar jau Ukraina į prizus šoka, jau prieš paskutinis dėl to jau čia, kas čia. Tai jau kroatam rūkštu. Namų varžybos. Labai rūkštu. Ir mes matėm, kad Banajus baisiai nepatenkintas savo sektorium ir savo pasiekimu. Ir jis jau nervuojasi sektoriui, baisiai pyksta. Na, Banajus yra pasaulinė žvaigždė. Vakar tiesioginės transliacijos metu šliaužiojom ir būtent prie Banajos sektorius buvom sustoję. Tai žiūrovų ir žmonių kaip sausakimšam autobuse ryte į darbą važiuojant, bet lentelė dėja to visiškai jo pas jį nerodė. Viena žuvytė, 0 žuvyčių, 2 žuvytės. Tai nenuostabu, kad tokio lygio megastaras ir... Taip, tikrai nervuojasi ir, jeigu tokio lygio žmonės, kaip sakoma, nieko nepadaro, tai kartais ir mums atleistina nieko nepadaryti. Akivaizdi ta sektorių įtaka vis tik tai. Ja, ir dar tokį, jeigu čia įrašinėjai, tai tokio mažą akcentuką, ką mes matom iš atsiliepimų Lietuvoje, būtent ir visi galvoja, kad mes tik kitam krante žvejojam. Ne, taip nėra, viskas išmėginta nuo 1 metro iki paskutinio. Ir tu savo reportažę minėjai tuos dalykus. Išmėginta yra visur, bet kimba tik ten. Na ir ką, turim tenai gauti. Nu kaip, Viktorai, valanda iki finišo varžybos, turbūt šitas pasaulio čempionatas. Įsimins ilgai. Bet tiek rūkės nesupuvęs. Nu ne, ką turim, tą turim jau. Nieką nepakeisim. Dievas nepagailėjo ir davė blogą sektorių mums. Iš jo išspaus nieko nepavyko. Na ką. Yra kaip yra. Jo, bet vis tiek dar laiko biškį turim. Nepilnai liko iki šio pasaulio čempionato finišo valanda laiko. Tikimės, spastai vis tiek paruošti, laukiam ir tikimės, kad dar ta sėkmė mums turbūt nusišypsos, ne? Dar valandą laiko turim. Visko būna, tą valandą laiko visko gali atsitikti. Vizualiai atvykus į šitą sektorių, tai tikrai atrodo, kad daugiau mažiau dėkingas, bet kai pradedi skenuoti dugną, tai pamatai, kad jis pakankamai yra sudėtingas, labai staigus yra krytis. Tiesiog va čia, kur dabar filmuoju, tai kad įsivaizduota, kokio statumo yra brovkė, kuri nukrenta ties 30 gal 4 metrais, nukrenta beveik į 9 metrus, tai įsivaizduokit, koks yra status skardis. Ir visas 3 paras nuo to skardžio lipom ant kiekvienos lenkščio, kiekvienam slenkstį ieškojom žuvies. Tada buvom išėję ir į 180, ir į 160, ir į 150. Bet jeigu taip matydom, kur judėdavo žuvis, tai ties tuo špicu judėdavo žuvis ir ties tuo pliažu, va taip mes vadinam tą vietą, tai ties tuo pliažu šokinėdavo. Smilkalų aš turiu, gal pas smilkalų aš kur. Gal tai padės. Jau vakar Mindaugas su Ronaldu ir buvo bažnyčioje ir užpirko mišias už A17. Čia visi dėl jūsų labai pergyvena, visa Lietuva pergyvena. Visi mūsų sportininkai pergyvena. Žinau, ką jūs išgyvenat, būnant tokioje situacijoje nėra lengva. Atrodytų, kad likus kelioms valandoms iki 25-ojo pasaulio čempionato finišo visi jau ramus, pakojasi palapines ir panašiai.
Tai dėja, anaiptol, visi net negalvoja apie tai, kiek laiko yra likę. Visos komandos tikrai yra puikiai susiskaičiavę, ką joms reikia padaryti, kad lygiai taip pat kaip ir mums, kad finišuoti kaip įmanoma aukštesniai pozicijai, taip kad dabar per sezoną savo keliauju, praėjau vienos, kitos, štai praėjom Izraelio, Ukrainos rinktinės, einam prie Ispanijos, visi ir toliau mojuoja meškerėm, dirba, jaukina, permeta. Žodžiu, į pasaulio čempionatą atvažiuoja stipriausi ir stipriausi nepasiduoda niekada. Su Mindaugu visą čempionatą sakėm, ateisim būtinai prie vėliavų. Tai vat, dabar, radom minutę. Dabar jau radom progą. Einam, susirasim savo trispalvę. Pasakysim ačiū Jošavos užtvankai. Nedidelį ačiū sakysim Borovikui. Rūkyt žuvies. Ten tai labai blogai. Ką padarysim, tikrai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai yra nepagaunama. Skauda, kad kaimynai ukrainiečiai 4 žuvis jau pagavo. Na tai vat. Na ir štai ji. Mūsų lietuvėlės vėliava. Sakom ačiū organizatoriams už gražų priėmimą. Dar kartą ačiū Jošavos tvenkiniui. Nors ir sunkiai, bet vaistų radom. Į varžybų, jau pusiaują, tikrai pajudėjom. Džiaugiamės už B zoną, džiaugiamės už C zoną. Gal ne taip stabiliai, kaip norėtųsi, bet tikrai nebeviltiškai. Visą laiką norisi geriau, čia galime bet kokią sporto šaką paimti. Išvažiuojam su dideliais lūkesčiais, grįžtam su rezultatu. Ir tikėtis reikia, kad, tarkim, kitais metais bus galima kažką pakeisti, bet čia man patinka, karpių žūklė yra kaip Dakaras. Kiekvieną kartą nežinai, kokią trasą gausi ir kiekvieną kartą sakyt, kad galėsi pakartoti rezultatą, kurį jau esi pasiekęs, tai niekada taip nebus. Nes skirtingi telkiniai, skirtingas presingas, skirtingi kaimynai prie sektorių, skirtinga varžybų taktika ir automatiškai vėl viskas verčiasi nuo naujo lapo ir tu daryk, ką tu nori, bet turi įsisavinti situaciją, turi ją perprasti, rasti vaistus ir tada jau presinguoti, kovoti ir siekti aukščiausio rezultato. Ėjom pasifilmuoti savo vėliavos tam gražiam vėliavų krante, čia Jošavoje. Ir vos tik išbėgom, vos tik atėjom, gaunam informaciją, kad sezonoje dupletas ir dupletas realizuotas. Tai va, savo kamerytį to vaizdo aišku neturim, bet mes turim kapitonus, kuriems yra išrašyta Promoxos kameros ir tą vaizdelį turime dienoraštyje. Pradėjom tiesioginę transliaciją. Žiūrovai iš karto pradėjo rašyti, kad tuoj važiuos. Ir ačiū jums esantiems namuose. Jūsų balsas buvo išgirstas. Ir vėl mums iščiuožė. Tai kol kas super. Baisiai džiaugiamės. Čia rezultatą sezonoje tikrai stiprinam. Kiek žinau, B zonoje dar plus viena žuvis. Širdis tai tikrai plaka baisiai. Iki finišo lieka viso labo 5 minutės, o pas mus toks vaizdas, kad atsidarė kažkoks gausybės ragas ir tuo metu, kai kaimynai jau renkasi ramiai daiktus, pakuojasi graibštus, pas mus pati ta žvejyba prasidėjo.
Pas mus ką tik nuskambėjo finišo sirena. Sportininkai lauk traukia meškeres. Įeiti į sektorių mums dar negalima. Sportininkams nusirengti liemenių taip pat negalima, nes sektoriui yra sugauta žuvis. Na ir tol, kol jinai nebus pasverta, mums varžybos vis dar tęsiasi. Tik tai tada, kai paskutinis karpis bus paleistas atgal į Jošavos tvenkinio gelmes, tik tai tada galėsime jau padėti tašką visoje šioje istorijoje. Ačiū visiems, tikrai. Tai buvo puikus, sunkus visų šitų ir ne tik šitų ir kitose zonose šiuo metu esančių vyrukų darbas. Buvo smagu, buvo stipru. Ačiū visiems palaikiusiems namuose. Sako, viltis miršta paskutinė. Signalas, bet gaila. Pasaulio čempionato finišas duotas. Kad ir kokios varžybos. Ką darysi? Kad ir kokios. Yra kaip yra. Yra kaip yra. Nieko nepadarysi. Išsitraukiam dabar meškeres ir pagal pasaulio čempionatų sportininkų garbės kodeksą reikia eiti pasveikinti kaimynus, tai dabar išsitraukiam įrankius. Tai ką, jeigu šiaip apibendrinant trumpai čempionatą, bendra organizacija čempionato viskas ok, telkiniai ok. Tik tais aišku yra vienas skaudulys, tai zona A, net ir kalbėjau su pačiu Kroatu Daliboru, kuris čia žvaigždė ir sako, kuriam jūs esat, tai jis taip, shit. Tai ten reikėjo mums truputį laimės iš viršaus, gaila jos negavom. Šitoj vietoj, bet yra kaip yra, čia yra žvejyba, ta prasme, kažkam burtų paketas lengvesnis, kažkam tas kelias lengvesnis, kažkam sunkesnis, bet manau, bendrai paėmus tikrai dėkoju visiems vyrams prisidėjusiems prie šito Lietuvos rinktinės rezultato. Mes tik tais tie, kas prisidėjo, supras, kiek čia buvo įdėta energijos, kiek čia buvo išlieta prakaito, kiek čia buvo padėta nervų, emocijų ir taip toliau. Tai dar kartą dėkoju visai rinktinės delegacijai, vieni prisidėjo daugiau, kiti mažiau. O ką? Kaip jau Tomas Minkūnas prieš tai sakė, baigėsi vienas čempionatas, mes jau žinom, kur vyks kitais metais Makedonijoje pasaulio čempionatas, vis vyks Mavrovo ežere, greičiausiai bus vienas ežeras, visos 3 zonos, didelis ežeras, gražus ežeras. Pradedam ruoštis, šiandien pakuojam daiktus, truputį uždarimo ceremonija, mini atšventimas ir rytoj ryte namo. Mūsų tiesioginės transliacijos stovelis jau yra išardytas. Čia ką tik tai baigėm tiesioginę transliaciją, parodėm paskutinį sverimą iš sezonos. Ta džiaugsmo akimirką, pasikalbėjom, tokį finalizuojantį interviu turėjome su rinktinės vadovu Mantu Staškum. Nuotaika gera. Kitą kartą grįšim stipresni. O dabar ką? O dabar, taip sakant, buitekas. Pati smagiausia varžybų dalis kiekvienų. Visi šoka, kaip galima greičiau padėti. Visi suprantam, kad dvejetas, kuris žvejojo, tų jėgelių tikrai jau nelikė daug, bet mes esam komanda ir dirbam iki paskutinės akimirkos. Nespėsim pastebėti, 20 minučių, pusvalandukas ir autobusiukas išbildės į viešbutį. Thanks guys, good job. Voilà.
Čia yra tas, kur įsirėminimui namo parsivežė, ar ne? Linai, palauk, jeigu aš neklystu, tai dar jau upėtakių čempionatą šauni. Ar ne? Taip. Nes Linas, jeigu ką, tai ne tik karpiauja, dar arėja žvejys. Žvejys visur. Ir žvejys visur. Gali ir su spiningėliu, gali ir nuo dugno. Jo, ir su spiningu, ir nuo dugno, žodžiu, visaip. Tiek. Kaip smagu, žiūrėkit, galima įeiti į sektorių. Pasivaikščiot, pabūt ten, kur buvo tiesiog visiškai draudžiama zona. Fainai. Geras jausmas. Galima prieiti prie vandens. Liuks. Tiek dabar. Trumpa pertraukėlė. Televizinės magijos dėka. Lekiam į apdovanojimus. Rezultatas tokio lygio rinktiniai kaip mūsų, sakykime, iš esmės nėra labai džiuginantis, nėra labai geras, bet išskirtinai kalbant apie sektorius zonose, B, zonoje C, tai tikrai pasiekime gerą labai rezultatą. Tose zonose tikrai viršinom savo ypatingai B zonoje lūkesčius, tikrai pasiekime ten tam tikrą atstumą, kuris, ir sakau, sportininkai padarė labai didelį darbą, ypatingai paskutinę naktį, nenuleido rankų, visą naktį dirbo. Ir tikrai noriu visiems padėkoti. Jau dėkoju už treniruotę labai gerą, dabar dėkoju už pasaulio čempionatą. Tai ačiū visiems labai, kad visi iki paskutinės minutės nenuleidot rankų. Laukime toje C zonoje tos paskutinės žuvies, bent vienos žuvies, atsiprašau, A zonoje bent vienos žuvies, kuri greičiausiai mūsų rinktinė būtų gal ir pakėlus į 5. vietą, o jeigu būtų dar labiau pasisekę, gal ir būtum papuolę į prizininkų trejetą, bet nieko nepadarysi. Kartais burtai ir ta fortūna nusisuka nuo mūsų. Noriu labai padėkoti Matui. Tai Matas yra žvalgas, tai yra, turim tokį jaunimą, kuris, kaip sakau, yra mano dešinė ranka buvo šitom čempionate, tai yra, tiesiog, nežinau, tobulesnio žvalgo, kuris yra Matas. Ko paprašysi, tą gausi, tai skau, ačiū tau, Matukai, didelis už pagalbą, nes, Matas tikrai nudirbo didelis darbas. Ačiū visiems. 25 metų kelionė baiginėjasi šiandien, bet jinai prasidėjo grubiai prieš metus, tai pradedant nuo kapitono rinkimų ir taip toliau. Tai ir nuo to momento prasidėjo visas veiksmas, ką mes matėm čia. Tai kapitonas natūraliai įsirinko pagalbininką, pradėjo teoriškai rinkti informaciją ir manau, kad puikiai gyvendintas čempionatas, bet tik tais tiek, kaip sakė Rimantas, žvaigždės nebuvo mūsų pusėje šiandien, tai kartais taip žvejybai būna ir nieko čia nepadarysi, bet iš principo mes žinom, kad mes tikrai buvom pasiruošę medaliam, ramiai galim sakyti, tai neasmeninsiu padėkų asmeniškai, bet tikrai noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šito mūsų rinktinės kelio. Ir ką? Baigėsi vienas kelias, prasidės antras, kam pasiruošimas sekančiam pasaulio čempionatui, kam sekančiam Lietuvos čempionatui. O šiandien linkiu visiems gerai praleisti laiką, pailsėti, o pradžiai skaniai pavalgyti. Ir ką? Keliam rankas paprastai. Mes už Lietuvą! Manau, kapitonam irgi dar reikėtų. Žodėjau sakyti, kad Tokie kapitonai šiaip ir turėtų būti. Tokie užsivedę, turi būti planas, turi būti griežtai viskas, neturi būti jokių nesąmonės. Visi kaip padrikai kažką tai daro, rezultatų ir gyvenime nepasieksim. Turi būti paruošta viskas ir kontrolė visieną turi kažkokia būti. Aišku, kaip ir sako, gal kažkas paspausta, bet tai iš didelio noro tiesiog, didelio noro pasiekti rezultatą. O šiaip manau, kad šitie kapitonai tikrai verti pagirų. Tai atsistojus, aš manau, Chebra, atsistokit. Tikrai dėjus.
čempionatas jau visai arti pabaigos. Atvažiavome į apdovanojimų ceremonijos šventę. Taip, žinom, nieko nelaimėjom. Vieną nedidelį laimėjimą, tiesą sakant, turime. Tai mūsų dvejetas iš sezonos pateko į geriausių dvejetų penketuką čempionate. Jie pozicionuoti 5 vietoje. Tai irgi džiugina. Galbūt pakvies ant scenos. Šiaip neretai pirmąjį penketą kviečia per pasaulio čempionatus. Na, įteikia bent jau atminimo tokias dovanėles, diplomus. Tai irgi yra smagu. Tai irgi, na, sportininkams tai yra įvertinimas. Na, o čia mūsiškiai. Štai, stovėkit, dabar aš dar filmuosiu. Va, pažiūrėkit, dabar čia jau galit ir pamojuoti visiems artimiesiam, čia filmuojam video. Liuks. Štai mūsų. Štai ta mūsų rinktinė. Tai ką, Mindė? Įdėjai banai? Įdėjau. Pasirodo, įdėjau. Net išvažiavo 2 valandom likus iš varžybų, pakeitė keitimą pasidarė. Kad negautų reitinguose minusinių balų. Tipo, ne jisai sektoriuje pabaigė varžybas. Ne jisai pabaigė varžybas. Jo. Gudrauja. Va taip va. Taigi, mėlyjeji, baigėsi 25-asis pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatas. Mums su Ronaldu jisai turbūt jau 4., 5. Man 7. Tau 7. Na, jie tik tai įsibėgėja. 26 metais susitinksime Makedonijoje, dar toliau nuo Lietuvos. Lietuviai pasirodė tikrai neblogai. Džiaugiamės tuo rezultato, turint galvoje, kad A17 vis dėlto buvo užburtas ir neleido realizuoti nei vienos žuvytės. Džiaugiamės, kad buvo su mumis, džiaugiamės, kad palaikėt mūsiškius. Tai buvo labai svarbu, jautėme tą palaikymą. Sakom, ačiū, kad žiūrėjot, prenumeravot, buvot su mum. Ir likit su mum, ir likit su mum būtinai. Tai tiek, atsisveikiname su jumis iš Kroatijos ir atsisveikiname iki kitų metų Lietuvos čempionato naujojo sezono ir be abejo iki kitų metų pasaulio čempionato Makedonijoje. Dar kartą ačiū ir ate.